Sveiki mano mėlyjeji, su jumis Eugenijus Piščinskis ir Medžio idėjos. Ir dabar parodysiu jums tą, kaip aš mačiau, vokišką metodą, kaip deginti lentas. Aišku, ten yra savų niuansų, apie juos vėliau papasakosiu, dabar žiūrim.
Nu ir dabar parodysiu, kas išėjo. Nu vat, žiūrėkit, 8 minutės, bet čia yra 3,5 metro ilgio ir atkreipkite dėmesį į kraštus. Būtent į kraštus, kad viskas apdegė ir kraštai irgi. Tai čia vat, ką norėjau pasiekti, tai vat būtent šitokia stadija. Nes bandymai buvo, jų buvo daug bandymų visokių su trumpom lentom ir gavom rezultatą ne visai tokį. Gavom rezultatą čia jau taisymai, čia yra atgalinė pusė, atvirkštinė. Kodėl aš tariau trikampis, nes dabar aš juos apversiu ir kitą pusę apdeginsiu. Ir tokiu būdu bus dvi pusės apdegintos. Kam aš to darau, dvi pusės apdegintos? Nes vandens drėgnumas, įgilinamumas, tarkim, santykis, kai lietus lyja, kai šalta karšta, bet oro santykinė drėgmė įsigeria į lentą, į medį, vienodai nepriklausomai, tarkim, iš vienos pusės padengia lietus, iš kitos pusės santykinė drėgmė. Ir vis tiek ją išgaubia. O jeigu iš dviejų pusių ją ir padengi, ir apdegini, jinai vienodai priima drėgmę ir iš vidaus, ir iš išorės. Tokiu būdu neišsilenkia. Čia vat, tokia metodika senovinė pakankamai. Dabar čia ne viskas, čia tik pradžia, nes bus paskui trinimas. Po trinimo bus padengimas ir ten irgi daug niuansų, kur irgi susidūriau su tam tikromis iššūkiais. Irgi viską išsprendžiau bandymo metodų. Ir kur buvo bandymai, tai va čia. Vat. Ir matot, kraštai. Labai čia matosi. Tie kraštai neapdegė. Tai vat, įsivaizduojat, vat, deginį, bet paskui dar reikia dadeginti. Ir tas dalykas, ne tai, kad trukdo, visiškai bereikalingas darbas, jeigu tu sugalvoji metodiką, kurioje nereikia tų kraštų dadeginėti. Tai vat, kartais reikia pamastyti, vat sumasčiau, ką aš netaip dariau, supratau. Ir šiuo atveju dabartiniai stadijai visi šitie kraštai yra jau apdegę. Ir dabar paimsim specialiai šluotą tokią specialią, stiprią, su šepetį tokią. Ir su ją nuvalysim ir padengsim. Tai jau čia vat ilgi mūsų ilgosios lentos, iš kurių jau išeis apdaila ant šito namuko. O čia iš šitos pusės kaip tik 3,5 metro, 3,60 jeigu būtų tiksliai. O iš karto atpjauta lygiai, kad nereikėtų paskui pjauti. Tai va čia vat yra, atrodo, nedidelė paslaptis, bet metodų buvo gal kokie apie 10 variantų visokių išnaudojau. Jo, bet dabar vat, veikia puikiai, tą, ką aš noriu, tą ir pasiekiau. Ta, ką jūs matot, tai vaizdas, kurį aš irgi pamačiau pirmą kartą ir galvoju, bože, kokia nesąmonė. Tikrai jokio grožio, kas čia yra. Lenta sudeginta ir dėl šito mes kariaunam, nesuprantu. Bet kai paėmiau šluotą ir išvaliau, fantastiškai nustebau. Tai va šitą dalyką dar pamatysit. Tai tiek.